das eine Besetzung wird, sagt man, vom Ohr ins Ohr. Flüsterübersetzung, genau. So. Tai aš esu Laurynas Katkus, šito renginio moderatorius. Labai džiaugiuosi matydamas jūs čia šį rytą Nidos istorijos muziejuje, Tomo Mano festivalio renginyje, jaunųjų eseistų konkurse, kuris vyksta jau 7 kartą, tas festivalis 27, konkursas vyksta 7 kartą. Ir trumpai priminsiu to mūsų konkurso formatą ir sąlygas. Jame gali dalyvauti studentai, ne tik iš aukštųjų mokyklų, bet ir iš kolegijų. Ir dalyviai rašo esė kiekvienerių metų festivalio tema. Šiais metais, kaip žinote, tema yra svetimas. Na ir šiemet iš tikrųjų, reikia pasakyti, yra geri metai. Dalyvavo konkurse 10 darbų. Ir iš tikrųjų, tai manau, kad tai yra tikrai geras skaičius. Žinot, šiaip dabar paskutiniais metais yra labai daug įvairiausių konkursų, dalyvavimo, kūrybinių dirbtuvių jaunimui ir studentams. Taigi, galim to pasidžiaugti. Ir žiūri, kurią sudaro Goetės instituto atstovė, kurią visi pažįsta, Auksė Bruverienė, istorikas ir žurnalistas Aurimas Švedas, kuris turėjo atsiprašyti, negalėjo dalyvauti mūsų renginį, nes jisai turi labai svarbu nuotolinį pokalbį su Užsienio reikalų ministerija. Ir taip pat jūsų nuolankus tarnas. Tai šitas 3 žmonių žiūri išrinko 3 finalistus, kuriuos čia ir matome. Simona, Arnas ir Greta. Labas rytas. Tai va, po tokios trumpos informacinės įžangos tiesiog ir norėčiau pereiti tiesiai prie tekstų, prie esės skaitymo. Manau, kad kaip ir anksčiau geriausia klausimus yra užduoti iš karto po esė, kad ta mintis nenuplauktų. Aišku, jeigu turėsime kažkokių bendresnių pastebėjimų, žinoma, mielai mes tą padiskutuoti ir pasikalbėti su eseistais ir su publika galime po visų 3 skaitimų. Tai pradėti aš norėčiau nuo Simonos Bizunovičiūtės, kuri studijuoja prancūzų filologiją Vilniaus universitete. O pati, iš kur Simona, taip pat yra iš Vilniaus, jos esė vadinasi Šokis kitokiu ritmu, pamąstymai apie kitoniškumą. Prašau. Taip, dar die deutschen Übersetzungen sind da. Braucht es nicht. Šokis kitokiu ritmu. Pamąstymai apie kitoniškumą. Jau kuris laikas sapnuoja mus ir mūsų namus. Jau kuris laikas šiuo šventu žodžiu vadinu nebe Vilniuje esantį būstą. Jau kuris laikas kvėpuoju senos oro. Lamanšo pakrantės atpūstais vėjais, viduramžių pastatų drėgna mediena. Kalbu negimtąja kalba, tai jau spėjo prilipti tiek, kad jausčiau niuansus beveik taip pat sodriai kaip savosios. Gyventi svetur ir būti svečiu, ten, kur niekas savęs nenori, nelauk. Prisitaikyti, įsimaišyti į minią,
sugrįžus ten, kur kadaise buvo namai, netyčiomis prabilti ne tą kalbą, įeiti parduotuvę ir nusišypsojus pasakyti bonjour. Grįžtu ten, kur seniau buvo namai, tačiau nežinau kada. Žinau, jog vyksiu atgal, bet taip pat negaliu pasakyti kuomet. Ir kur man namai, dar vis nežinia. Galbūt niekada jų nerasiu. Gal amžiais klajosiu, vietos pasaulio ieškosiu. Užaugusi Vilniuje, pažįstu kiekvieną jo užkampį. Ten daug pažįstamų veidų man šypsosi praeities šešėliai. Niekuomet neišsižadėčiau to miesto, bet kažkas nutiko. Aš ten nebesijaučiu sava. Aš nebuvau sava naujoje šalyje ir nebepriklausau gimtajai. Tarpinė būsena. Limbai. Turiu apsispręsti, bet aš dar vis laukiu. Gal netyčia likimas pats į vietą mane nupūs. Atrodo, kad būti svetimšaliu kalbančių vietinę kalbą nėra sudėtinga. Komunikacijos įrankis įvaldytas, ko gali betrūkti. Tačiau svetimšalio žymėlį ant kaimo kaktos šviečia visur, kur beini. Aplinkiniai, išgirdę akcento atspalvį, staiga šoks vartoti anglų kalbą. Arba iš viso. Suakmenės ištikti siaubo ir vengs užmegzti artimesnį kontaktą. Vietiniams esu neišmanėlis turistas. Ir nesvarbu, kad galbūt pažįstu miestą kur kas geriau nei jie. Metus praleidau gyvendama jo ritmu, vartojau jo kalbą dažniau nei savą. Ir net mane ėmė erzinti turistai susigrūdę po didžiąją laikrodžio skliautus siauroje pagrindinėje Ruano gatvėje. Atvykėlio žymė lydėtų netikatą. Atrodo, sugrįžti gimtinėn tokiamis aplinkybėmis turi būti lengva. Bet sunku palikti savo naują gyvenimą, įpročius ir naujas pažintis. Praėjo vos metai, kai kurie namiškiai net nepastebėjo mano išvykimo. Jis atrodo toks trumpas, lyg trumpam atsiplėšus nuo namų, tuoj pat pargrįžčiau. Lyg jų laikas tekėjo tokia pačia tekme, kaip ir manasis. Bet štai po metų aš grįžtu ir suprantu, jog pasenau ne metais, bet kur kas daugiau. Manoji laiko tekmė išraižė kiek kitokiais vingiais mano smegenimis ir štai dabar žvelgiu į pažįstamus veidus ir matau tik tolimus praeities aidus. Prisimenu ir saugau tuos atsiminimus, bet nebesu tame pačiame laike. Mes išsiskyrėme. Tarsi iškeliavau į kosmosą, o grįžusi radau žemę tokią, kokią palikau. Tarsi laikas žemėje būtų sustojęs, bet manasis bėgo ir iš čia. Telieka apsiprasti su praradimais ir atradimais. Telieka priimti tą nelemtą laiko reliatyvumą. Oro uoste mane užkalbino marokietė. Ji laukė grįžimo namo. Išgirdusi, jog metus praleidau Normandijoje, ji nusijuokė ir pasakė, kad paryžiečiai bent jau yra pratę prie kultūrinės įvairovės. Kiek įsižeidžiau, nes spėjau pamirti savo mažą šalies miestą. Galbūt iš tiesų paryžiečiai yra labiau pratę, tačiau atvykėlis iš Lietuvos yra prisitaikęs prie milijoninio miesto bruzdesio. Ir ar tame mieste tikrai atvykėlis gali jaustis savas. Nepažįstamoji minėjo gyvenusi Paryžiuje, tačiau gyveno už Bolonės miško. Atskiros kultūrinės grupės užima atskiras miesto dalis. Jos visos sugyvena kartu, tačiau yra tam tikri neveikiami barjerai, kurie neleidžia joms galutinai susimaišyti. Asimiliacijos lygmuo, net būdamas aukštas, dar vis nepasiekia galutinės savo instancijos. Net mano mažasis Ruanas itin ryškiai išskaldo gyventojus pagal ekonominį gyvenimo lygį. Dešinioji upės pusė tai centrinio miesto dalis, kurioje verta visas kultūrinis gyvenimas. Man tereikėjo nusileisti laiptais žemyn ir štai, jau atsidurdavau sukūriuojančiame miesto bruzdesyje. Tačiau peržengus upę ir atsidūrus kairiojoje pusėje, susiduriu su kitokia realybė. Nors ši miesto dalis savo plotų driekiasi kur kas toliau nei dešinioji, čia gyventojai nesirenka praleisti savo laiko. Jie sugrįžta nakvynį, o dažnam pritrūksta drąsos keliauti tą pusę tamsiuoju paros metu. Pažintys užsienyje atvykėliai dažnai apsiriboja tos pačios lemties pakeleiviais, atvykėliais, kurie gali dalintis panašiomis patirtimis, o jei pasiseka, atsiranda ryšių ir su vietiniais. Šio fenomeno ilgai aiškinti nereikia. Nepritapėliai sulimpa drauge, kadangi tokiu būdu jie sukuria galimybę jaustis tam tikros bendruomenės nariu. Tokios diskusijos karūnavo mano paskutinį vakarą svetimame, bet sykiu savame krašte. Niekad nebuvau persona non grata svetur, niekad nebuvau pernelyg šiltai sutinkama, bet vis dėlto tam tikras kitoniškumo jausmas visuomet lydėjo. Kiekviena remarka apie mano labai gerą prancūzų kalbą verta dar sykį susimąstyti apie tai, kad niekada mano gera prancūzų kalba
nebus regima kaip natūralus reiškinys, o klausimai apie mano gimtąją šalį niekuomet nepranyks. Ir nors tokie klausimai sukelia saldų nostalgijos kartelį, jie nuolat primena, jog nepriklausau šiai vietai. Kada planuoji sugrįžti, tas klausimas tarytum kokį nuosprendį paskelbė. Dvilypumas nuolat lydi gyvenimo svetur. Viena vertus akademinėje bendruomenėje man keliami vietiniai standartai, kita vertus komentaras apie tai, jog esu étrangère, leidžia man padaryti dviejomis gramatinėmis klaidomis daugiau berašant disertaciją. Smegenų laidelė. Taip pat galiu naudotis žodynu egzamino metu. Niekuomet nepaliausiu žavėtis tuo žodžiu étrangère. Viena vertus svetimas, kita vertus užsienis, o taip pat, jei pakeisime būdvardžių, galėsime pasidžiaugti pridėtine reikšmių puokšte. Svetimšalis, kitoks, nepažįstamas, nutolęs. Užlenkiu iš bibliotekos pasiskolintą žodyno puslapį, kuriame atidžiai išstudijavau šio žodžio semantinį lauką. Knyga sugrįžo lentyną, bet tas žodis įstrigo manyje. Jį nešiosiuosi su savimi dar ilgai, kaip priminimą ir prisiminimą, kaip vidinį asmens tapatybės dokumentą, kuris tinka visur, bet kurio niekuomet nepaprašo pasų kontrolę. Vieną vakarą su keliais draugais užklydome į barą, kuriame grojo bačiata. Tiesą pasakius, atsidūrėme ten tik todėl, kad jis vienintelis buvo atviras sekmadienio vakarą. Jo atmosfera buvo kitokia nei anksčiau lankytų vietų. Barmenė papasakoja, jog kas vakarą čia vis kitokia tema. Pavyzdžiui, šis vakaras skirtas Lotynų Amerikai, vakar skambėjo Sartakis ar Toj. Patalpėlė buvo maža. Čia vargiai tetilpo 3 itin įsijautę bačiatos apasionados. Su kažkuriuo iš jų draugiškai nutarėme, jog šokis suvienija. Jis tarsi visiems suprantama kalba, kurią kalbėjo graikai bakchanalių metu ir šiandieną kalbamės mes. Nebeprisimename vienas kito vardų, bet šokome tuo pačiu ritmu. Tokias akimirkas padeda užmiršti skirtumus, sugrįžti prie pirmapradžių saviraiškos formų, prie gesto ir mimikos. Tačiau toks bendravimas tampa nebepakankamas. Juk vis dėlto esame nesugrįžtamai atitolę nuo tokio gyvenimo, kur užtenka tik veiksmo. Mums reikia žodžių, mes siekiame žinių, juk šiuolaikinio žmogaus egzistencija paremta siekiu turėti ir žinoti daugiau, būti pranašesniu už kitą. Todėl vienas šokis nepažįstamos melodijos fone nesuartina tiek, kiek to reikalauja mūsų postmodernus būdas. Kalba, kaip komunikacijos priemonė, dažnai nustamina savo nepakankamumu jai pačiai apibūdinti. Ir jos nepakankamumu būti verčiama iš vienos į kitą, neprarandant smulkiausių niuansų. Kartą žaidėme žaidimą, savotišką sugedus telefoną. Vertėme Badlero eilėraštį iš prancūzų. Kiekvienas į savo kalbą. Vargšelis patyrė daug pokyčių, o jo veikėja vampyrė transformavusi į siaubūnę ar pabaisę, vien dėl ritmiškos skambesio. Toji pabaisa išdarkė autoriaus mintį. Ji, prisisirbusi į terpį jo kančių ir užkrėtusi eiles savo nuodų, juokėsi iš tuščių jo pastangų išreikšti jausmą ir užfiksuoti jį raštu. Dar neišdžiūvusi nuo šilto eilėraščio kraujo burna, toji siaubūnė akiplėšiškai žvelgė į mus, besislėpdama tarp strofų, tarytum užžaliusių plyšių. Tačiau aš jaučiuosi taip, lyg žvelgčiau į veidrodį. tą naktį sapnavau, kaip pati išdarkau savo minties lavoną, rėmindama jį žodžiais, svetimos kalbos garsais, kurių subtilybes perprantu tik iš dalies. Prieš užmiegant, kai regiu pro savo kambario langą, į mane spoksant dvi akiplėšiškas akis. Ir tuomet suskamba mano galvoje lyg tūkstančiai vargonų Borgeso klausimas. Tu, skaitytojau, ar esi tikras, kad supranti mano kalbą? O tada, kankinama insomnijų, aš vis dažniau nutylu. Atsitraukiu ir palikusi kiek distancijos atsiriboju nuo prievolės ką nors sakyti. Kad ir kiek kartų susiduriame su neišverčiamybėmis skirtingose kalbose, dažnai pamirštame apie neišverčiamybę savojoje. Kiekvienas turi savitą kalbos failą, kuri gali lemti nesusišnekėjimą, nesusipratimą, gal net ginčą. Kartą draugas man pasakė, kad jam žodis kadangi turi negatyvią konotaciją, tačiau negalėjo to paaiškinti. Nuo to laiko stengiuosi vengti to keistai šalto žodžio. Kas žino, gal aš tiesiog apsipratau su jos skleidžiama žvarba. O gal mano draugas kartą išgirdo kokią šiurpią diagnozę. Prašome, kuo skubiau atvykti ligoninėn, jūsų tėčiui bus reikalingas vairuotojas, kadangi po chemoterapijos galimi įvairūs šalutiniai poveikiai. Ir štai dabar tas lemtingasis kadangi persekioja į kasdienybę, nuolat primindamas tą sudėtinio sakinio dalį, kuri tarsi užantspaudavo jo siaubingą patirtį. Asociacijos,
kuriamis naudojamas kasdien, gali būti lygiai tokios pat neišverčiamos, kalbant tą pačią gimtąją kalbą. Negalime įsiveršti kito žmogaus pasąmonę ir išstudijuoti kiekvienos papildomos reikšmės, atsitiktinai prikibusios prie kiekvieno jam pažįstamo žodžio. Raudonas tušinukas beveik kiekvienam primins mokyklos suolą ar draudimą, o žalia atvirkščiai lydimą. Bet štai Japonijoje anksčiau buvo naudojamas mėlynas šviesoforo signalas vietoje žalio. Žmonės dar vis vadina jį mėlynu, nepaisant to, kad jis yra žalios spalvos. Šiuo atveju faktinė spalva tampa nebesvarbi, kadangi savaime suprantama kalbame apie lydimą, eiti arba važiuoti. Tačiau ar pokalbio metu, neturint šios kontekstualizuojančios informacijos, situacija būtų tiek pat aiški. Asmeninė arba bendruomeniška kalbos vartojimo bei asociatyvi patirtys gali kliudyti net paprasčiausiamis aplinkybėmis, net apsikrovus išsamiausiais žodynais, kadangi kalbėdami mes kuriame ne tik vieną bendruomeninę kalbą, bet ir krūvas mažesnių kalbų, skirtų siauresniam jos vartotojų ratui. Žmogaus nesugebėjimas iš pagrindų suprasti kitą gana paradoksaliai palaiko pačios kalbos gyvybę. Todėl man knieti sušukti, tai gyvuoja neišverčiamybė. Mus skiria tiek kalbos, tiek jose užsilikę kultūriniai kodai. Mus skiria tiek tarp valstybinės sienos, tiek mūsų pačių įsivaizduojami barjerai. Vertybės, pasaulėžiūra, gyvenimo būdas, visą tai suformuoja tam tikrus sociumus, bet juose visuomet yra atstumtųjų. Tų, kurie neranda savo vietos, kurie tarsi užstrigę paribose, nepriklauso šiai visuomeniai, tačiau negali pritapti kitoje. Mes pažįstame vieną kitą per panašumus, bet atskiriame jį nuo savęs ar savo bendruomenės, per kontrastą. Vienintelė pamoka, kurios lankymas turėtų būti privalomas, tai pasaulio pažinimas. Ne toks, koks dėstomas pradinėse klasėse, bet toks, kuris iš tiesų orientuotas į esminį kitokio pasaulio suvokimą. Neurocentriškas, neutralus, nedeigiantis jokių vertybių, nevertinamas pažymių ir nevertinantis kitą. Tik pasakojantis apie žmones, civilizacijas, skirtingas bendruomenes ir jų mąstysenas, filosofijas ir religijas. Svetimas yra ne tik skriaudžiamas ir ignoruojamas. Svetimas yra ir mylimas ar gerbiamas. Svetimas tai bet kuris kitas, atskirtas nuo manęs ar mano bendruomenės. Bet kuris kitas, kurio sąmonė ir pasąmonė nešoka tokiu pačiu ritmu. Visi žmonės yra svetimi. Visi mes nesugebame pasakyti to, ką iš tiesų norime. Visų mūsų gyvenimas rėmina nepatikimi komunikacijos įrankiai, kuriuos kiekvienas, net be galo tingintysis, begėdiškai modifikuoja ir lanksto pagal savo vidinius ar išorinius stimulus. Todėl būti savu šiame pasaulyje, tai taip pat būti svetimu. Savo svetimumu mes sukuriame nepritapėlių bendruomenę, kurioje galime jaustis savu. Susivokti, kas tu, suprasti, kas yra kitas, tai pasmerkti save amžinoms to mitinio bendrumo paieškoms ir susitaikyti su klajoklio statusu. Galiausiai, skirtingumas tikriausiai yra vienintelis tikras mūsų bendrumas. Dabar man nebe taip baugu keliauti atgal, o gal pirmyn, nes tik mano kūnas pririštas prie vietos. Aš jau seniai persikrausčiau gyventi savo vidumi, gyventi visur. Todėl vienintelė išeitis – tai apsivilkti svetimumą kaip šiltą rūbą, apsaugoti nuo kitoniškumo vėjų ir žengti tolyn. Ačiū Simonai už tokį subtilų tekstą, kuris man labai priminė mano studijų patirtis, kai grįždavau iš Vokietijos ir kurį laiką visi praeiviai šnekėdavo vokiškai. O būnant ten, studijuojant ten, didžiausias, toks didelis džiaugsmas buvo susipažinti su tikru vokiečiu, nes visi vis tiek sukdavosi pirmiausia tų vokiečių kalbą studijuojančių užsieniečių rate. Tai tiesiog dabar norėjau klausti, ar turite klausimų ar pastabų? Gal darykim tą be mikrofoną, vis tiek čia girdėsis iš salės, ar jeigu kam reikia, galiu aš... Man reikės, kad kalbėtume mikrofoną. Gerai, tuomet aš duosiu savo mikrofoną. Kol jūs dar formuluojat, tik norėjau paklausti tavęs, Simona, dar tokio dalyko, kuris
tęsia tą pačios mintį, kad esi tokiam savotiškai tarpiniai būsenai, limbe, ar ne? Kiek aš pamenu iš savo metų, tai ta jausenai labai svarbus yra laikas ir net labai trumpas laiko tarpas. Vat, kaip sakiau, iš pradžių savaitę žmonės dar šneka vokiškai, paskui jau nustoja šnekėti. Tas tarpinė ta būsena savaitė, mėnuo, jinai būna stipri, po to jinai staiga kažkaip ima ir išnyksta, ar ne? Aš įsivaizduoju, tu šitą tekstą, žinoma, rašai anksčiau, prieš kelis mėnesius, ar ne? Nei šiandien turiu galvoje, ar ne? Kiek tam tikras laikas praėjo. Kaip tu jautiesi dabar? Ar tas tarpinis jausmas dar yra toks stiprus? Ir iš karto tada paklausiu, kaip tavo lietuviškumas, lietuviška tapatybė susidūrusios su šituo gyvenimu metuose? Kaip tau atrodo, jinai sustiprėjo, susilpnėjo, ar liko tokia pati? Tai pirmiausia, taip, iš tikrųjų tai limbų būsena jau užsiliko labai ilgą laiką. Prancūzijoje praleidau metus, kas nėra labai ilgas laiko tarpas, bet vis dėlto net dabar, kai aš esu grįžus jau praktiškai 2 mėnesius, man dar vis yra tokia keista jausena užsilikusi, kuri kaip ir nepaleidžia tos patirties, kurią aš turėjau Prancūzijoje. Ir labai sunkiai galėjau iš naujo atvykus į čia pradėti kažko užsiimti ir tęsti savo gyvenimą, nes tiesiog gan didelis buvo atotrūkis, gan didelis laiko tarpas praėjo nuo to, kaip aš buvau Lietuvoje, gyvenau čia ir iš tikrųjų dalyvavau lietuviškame gyvenime. O dėl lietuviškos tapatybės, tai galiu pasakyti, kad ji tikrai sustiprėjo praleidus metus užsienyje, kadangi aš pastebėjau labai daugybę kultūrinių skirtumų, savaime suprantama. Ir aš pastebėjau, kad iš tiesų labai dažnai mes mėgstame nutrinti tą tokią lietuvišką tapatybę ir sakyti, kad kitur yra geriau. Bet tai absoliučiai nėra tiesa, nes mes galbūt nepastebime, kai esame per arti to gero. Tikrai labai įdomu buvo klausyti, kol iš tikrųjų suvokiau, jei teisingai suprantu, jūs iš studijų išvažiavot metams į Prancūziją. Taip. Ir tai pirmas kartas, kai metus gyvenot, vadinkime, ne namuose, ten, kur tu jūs nelaikot jau tokiais pilnais namais, kas kitas namų. Tai iš tikrųjų esu sužavėta savistaba ir sugebėjimu artikuliuoti ir ne tik artikuliuoti intelektualiai, bet ir išreikšti verbaliai, yra puikus esi. Čia galėtų ką parašyti žmogus 10 metų išgyvenęs ir nežinau, ar aplamai reflektuodamas savo buvimą kitur. Tai viena vertus šitas žanras kitoniškumo keičiant gyvenimą yra daug, šiemet netgi daug didesnis rašinys, dėl kurio buvimo romanų įvyko ginčų Jokubaičio premijos žiūri. Buvo ginčas, ar tai romanas, ar travelogas, bet jis iš tikrųjų būtent svarsto tą kelionę. Tu išvyksti, kur tu vyksti, kas vyksta su tavim. Šiuo atveju jūs kalbate apie tai, jau kaip pilnai ten gyvenat ir tas gyvenimo pilnumas kitoks, bet kartu svetimumas ir savumas, tai tikrai puikiai suniuansuota. Ir kas gal, šiuo atveju tikrai nenorėčiau skambėti kaip nors maternalistiškai ar paternalistiškai, kaip sakoma, bet kaip intensyviai yra išgyventas tas labai trumpas laikas. Ir 2 mėnesiai sugrįžus irgi. Ir labai įdomu, kaip toliau jums matysis ir ar rašysit apie šitą, ką aš tikriausiai labai nudrasinčiau tą daryti, bet aplamai patirties ir reflektavimo ir išraiškos subtilumas, gilumas ir suvaldymas man tikrai padarė didžiulį įspūdį. Klausimų aš neturiu, nebent jūs norėtumėt kažkaip atsiliepti. Ačiū. Ne, aš galiu iš tikrųjų tave patį anksčiau girdėti. Jūsų pabaigoje ese
išsakyta mintis, kad vienintelė privaloma pamoka turėtų būti pasaulio pažinimas, orientuotas į kitokio pasaulio suvokimą, man priminė ir kitas diskusijas, žodžio programos diskusijas šiame festivalyje. Ir jūs apibūdinote, kad tas pasaulio suvokimas turėtų būti neurocentriškas, neutralus, nediegiantis jokių vertybių, nevertinamas pažymių ir nevertinantis kito kaip pasakojantis. Aš prisiminiau renginį su Kristina Sabaliauskaitė, kuri kalbėjo apie rekomendacijas Britanijos mokyklose atsisakyti eurocentriško požiūrio ir tai matė labai kritiškai ir Respublikos taip pat, nes mes kaip europiečiai, ar tas eurocentriškas požiūris nėra natūralus ir ar tai automatiškai reiškia kitų žmonių, ne europiečių nuvertinimą ir ne europiečių kultūros nuvertinimą. Kaip jūs tai manote? Ar jums yra tas pats? Aš sakyčiau, kad tai, ką aš turėjau omenyje, tai neatsisakyti savo europietiškos tapatybės, bet iš tikrųjų tiesiog pagilinti žinias apie tai, kas yra dar šalia mūsų. Dėl to, kad kai mes užsidarome savo burbulę, mes tiesiog galime nepastebėti to, kas yra skirtinga, to, kas yra kito ir to, kas yra iš tikrųjų čia pat ir šalia. Trumpai gal galiu tik tai pakomentuoti, nes tikrai teko ilgai gyventi įvairiose vietose. Aš atsiprašau. Tik pakomentuojant, bet gal užsivedant čia truputėlį iš labai rimto ir tokio subtilaus pokalbio į kažkiek juokingą, įvairiuose grupėse užsienį gyvenančių lietuvių, tikrai įvairiuose šalyse gyvenančių lietuvių, viena labai dažna pastaba, dažniausiai žinoma iš moterų ateinanti, čia nėra varškės. Ir toksai apibendrinimas apie šalį. Ir kas duonos dar ko, bet varškės surūgusių pienų kai kur geriau, bet varškės trūkumas tai yra tai, ką pasako apie šalį, kurioje žmogus gyvena. Dažnai ir vedęs, ir turintis šeimą, ir vaikų. Na, tai šito atveju aš manau, kad jūs atsakot į šitą pasaką. Ačiū. Labai ačiū už pristatymą. Labai atpažįstamas filologinis tekstas, kadangi jūs prisistatėt, kad studijuojate prancūzų kalbą, tai filologams tas neišverčiamumo klausimas, jis labai aiškus ir labai taip tiesiogiai išgyvenamas ir tikrai tą perteikėte labai aiškiai ir kalbos neišverčiamumas, kultūros neišverčiamumas. Bet man kilo klausimas, ar jūs patyrėte ar išgyvenate savo viduje neišverčiamumą, savo minčių į savo kalbą, savo asmeninį neišverčiamumą? Dėl to, kad tą neišverčiamumą su kitu, tai tikrai labai plačiai parašo. Dėkui. Aš iš tikrųjų galbūt norėčiau pasitikslinti, tiksliai klausite, ar klausite, ar savo viduje taip pat patiriu kažkokį neišverčiamumą? Taip. Tai savaime suprantama, aš manau, kad kiekvienas gali patirti tokių akimirkų gyvenime, kai atrodo aiškina kažką kitam ir atrodo kitas negirdi, kitas nesupranta. Neaišku, kaip jam paaiškinti, neaišku, kokiamis priemonėmis, kalba, nekalba iš viso. Tai savaime suprantama, turėjau tokių akimirkų savo gyvenime ir aš manau, kad tai kiekvienam yra būdinga. Kągi, keliaukim toliau, keliaukim prie kito finalisto, kito mūsų konkurso dalyvio Arno Vainausko, kuris studijuoja Danijoje tarptautinius santykius ir kasdienio gyvenimo psichologiją Roskildės universitete. O Lietuvoje iš kur esat kilęs? Esu kilęs iš Trakų. Visai netoliese, kad ir senoji Lietuvos sostinė. Tai tokia labai gera vieta augimui, miškai, ežerai ir taip toliau. Prašom, Arnas. Trumpa susvetimėjimo istorija. Apie Adomo ir Ievos susvetimėjimą, Šventus Brunono raginimus svetimauti ir Piotro Ilyčiaus Čaikovskio paskelbimą svetimu. Kiti tai pragaras.
Aš pasisakau už Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą su Krymu bei kitomis Ukrainos teritorijomis, kurios nėra Rusijos dalis, bet buvo Rusijos neteisėtai okupuotos. Šios teritorijos priklausė ir priklauso Ukrainai. Rusijos veiksmų nelaikau specialiąją operaciją, bet plataus masto ir tikriausia agresyvia invazija į svetimos šalies teritoriją. Šio invazija ir okupacija nusinešė tūkstančius gyvybių. Daugybė jų yra civiliai, tarp jų moterys ir vaikai. Rusijos veiksmus smerkiu ir palaikau Ukrainos suvereniteto atkūrimą visose jos prieš okupacinėse teritorijose kaip vienintelį taikos planą. Kol Rusija neišves savo armijos lygi paskutinio karo ir nenutrauks savo karinių veiksmų nukreiptų prieš Ukrainą ir jo žmones, Ukraina nebus laisva. Va, laimėjau savo šiek tiek eterio laiko, nes skaitant ar klausantis toliau, jums gali kilti abejonių ta kiek formalia, nors ir visiškai nuoširdžiai įžanga. Mūsų šeima be kita ko priglaudė po savo stogu ukrainiečių šeimą. Bet laikas iškelti klausimą, kuris yra pavojingas, ir to pamatysite kodėl. Hebra, kuom čia dėtas Čaikovskis? Nes kiti tai pragaras? Kiti tai pragaras. Šis teiginys yra aksioma grindžianti vieną labiausiai paplitusių ir mūsų kolektyvinėje pasąmonėje įsitvirtinusių konspiracijos teorijų, kuriai nėra lygių. Tai tikroji visko teorija. Nieko bendro su viskiu ar pačiu maistu viskas ji neturi. Kiti tai pragaras. Sartras buvo dalinai teisus. Arba bent jau man taip atrodo. Nors tiesą pasakius, kažkoks nemalonus jausmas nutvilko stuburą, kuomet tas minties šuolis brūkšnelio įgalintas įvyksta. Reikia patikrinti tą subjekto ir predikato ryšį, bei pažiūrėti, kokiuose kontekstuose kiti tampa pragaru, kaip tie pragarai atrodo ir ar išties kiti tai pragaras. Kitais žodžiais tariant, kur čia šuo pakastas? Nors ne, dabar ūmai suprantu, kad netgi šuns pakasinos jau susijusios su kitu ir dar svetimo, nes oficialiai istorija netikima. Ieškoma tikrosios priežasties, esmių esmės kaip giesmių giesmės. Todėl ir klausime, kur čia šuo pakastas? O gal ir nepakastas? Pažiūrėsime. Taip, nuo kitų tiesiai prie pragaro. Juk mano kaimynai, beje, danai, yra kiti. Bet štai aną savaitę obuolių pyragų pavaišino mane. Lietuviai. Svetimtautė, jų kaiminystėje gyvenantį. Kita. Skanus buvo tas obuolių pyragas. Ir šiaip, mėgstu obuolius. O kai kiti obuolių pyragų vaišina, laikau juos savais. Nors ir ne iki galo. Galbūt tas obuolių pyragas užnuodytas. Arba pats pyragas yra viso labo pretekstas tekstui, kuris staiga kaip žaibas iš giedro dangaus grasina nutrenkti mane. Panašiai kaip su Jehovos liudytojų ir mormonų liudijimais gatvėse. Toli gražu ne visi jie prašo butą perrašyti ir artimųjų išsižadėti Bibliją kiek nuodugniau prie arbatos puodelio pastudijavus. Pats tom įsitikinau ne kartą, tad neuniversalizuoju šių religinių grupių ir joms priskirtinų asmenų tapatybės šaržą, linksniuojamo iš lūpų į lūpas. Bet visgi matai iš to, artinasi. Pulsas kyla, paklaus, ką sakys, gal staiga perėti gatvę, bet ir ten stendas, jau per vėlu, pamatė. Norėjai seilės, sugniaužė kumščius, pasiruošė kontrargumentus atrajotus iš tolimiausio atminties užkaborių tokiems atvejams. Bet visą tai veltui. Pasirodo, ne prie tavęs ėjo. Kai galiau įkvėpti ir atsigūsti. Pasižadi savo, jog grįžęs namo atsiversi Wikipediją ir atnaujinsi savo žinias. Pasikaustysi. Bet jau vakare tas incidentas išgaruoja iš galvos ir egzistenciniai klausimai bei kiti nueina į antrą planą. Nors ir ne visiškai. Pasilieka tarsi koks ore tvyrantis įtarimas,
jog tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Susiraukė kiek primerktomis akimis. Kiti tai svetimi. Nors ir ne tiek svetimi, kiek tie, anie, kurie ne tik kad svetimuose būtuose, bet kartu ir svetimuose burbuluose gyvena anapus tavo mikrokosmo idėjinės membranos. Išsamiau apie tos burbulus. Ne tuos muilinius, bet paralelinių visatų burbulus. Ne kvantinės mechanikos ar superstygų teorijos tyrinėjimus, ne inkvizitorių įtarinėjimus. Burbulus, apie kuriuos čia kalbu, mes patys sukūrėme. O sukūrėme tam, kad su savais galėtumėm juose būti ir nuo kitų atsiriboti. Svetimi burbulai, svetimi pragarai. Mano rojus, tavo pragaras. Ir atvirkščiai. Paralelinių pragaro burbulų daugiau negu pragaro ratų Dantės Aligjerio dieviškoje komedijoje. Jeigu pasitikim statistiką, tai beveik 8 milijardai žmonių gyvena tose burbuluose šiuo metu. Skirtingose burbuluose. Su savais dėsniais, įstatymais ir kategoriniais imperatyvais. Arba visiškų jų nebuvimo, įdomumo ar revanšistinių nuotaikų dėliai. Tuom pasireiškia mūsų postmodernus būvis – kurti burbulus ex nihilo, iš nieko. Nihilistų svajonė išsipildė, šlovė Zaratustrai. Nors ne, būsiu apkaltintas stabmeldystę. O juk stabus saulėlydis įvyko. Įvyko? Kur? Visur. Ir niekur. Juk kiti tai pragaras. Tokia ta mūsų mantra tarsi kasdienė riešutų duona, kurią valgome ir kartojame. Diena iš dienos, piratinės būties versijas vienas kitam bandydami prastumti. O ar būtų originalo? Čia žinoma, kiekvienas pirmosios komunijos priėjęs Lietuvos pilietis turėtų prisiminti Ievos ir Adomo istoriją, nuo kurios jau daug vandens nutekėjo ir kuri yra svarbi, įdant visą šią multivisatą, tą multivelnevą, kaip nors suprasti, kol dar ne per vėlu. O viskas prasidėjo nuo to, jog Adomas su Ieva nusprendė suvalgyti obuolį. Gerai, būkime atviri. Obuolys čia tik pretekstas. Adomui ir Ievai Dievas, ar tai Dievas, čia įdomus skaitytojas ar klausytojas, tegul pats nusprendžia didžiosios ar mažosios raidės rašyti, simbolizuoja kitą par excellence. Tas kitas iš pat pradžių yra kitas, bet nesvetimas. Žaltys toji semantinė gyvatė pateikia interpretaciją, o veikiau idėją, kad kitas yra ne šiaip kitas, o svetimas, ko ne priešiškas ir be kita ko šykštus. O kasgi mėgsta šykštaus būdo žmogų? Tikrai nesada gerbiantis pirmosios komunijos priėjęs Lietuvos pilietis. Čia kiek pamirštamas semantinis žalčio laukas. Žalčiui kiti jau pragaras. Figūruoja biblijinės šėtono įvaizdis ar Johno Miltono Paradise Lost versijoje jaunojo Liuciferio egzistencinės kančios ne tiek svarbu, kiek yra svarbus faktas, kad kur be pasisuksi, to įtrintis tarp kitų ir savų, gimdanti susvetimėjimo jausmą, apsireiškia vėl ir vėl. Bet Ieva su Adomu vis dar rojuje. Tas rojus be kita ko yra dar ir semantinis. Tame rojuje svetimas neegzistuoja kaip prasmė, dėl kurios reikėtų nerimauti. Visgi žaltys yra sumanus ir nepasiduoda, kol galų gale pasėja abejonę ne kaip abejonę, bet kaip idėją. Kito kaip svetimo idėją. Vos tik ta idėja įsitvirtina ir ima gyventi savo gyvenimą, semantinio rojaus programa užlūžta ir Adomas su Ieva pasijaučia nuogi arba svetimi kito Dievo atžvilgiu. Rojus virsta pragaru, nes buvimas Dievo akivaizdoje ir yra rojus. Bet kadangi obuolys jau suvalgytas ir kitas demaskuotas kaip svetimas, Ieva ir Adomas pasirinka piratinę, žalčio pasufleruotą būties versiją. Šioji piratinė versija ir yra burbulas, o tame burbule gyvena savi. Ieva ir Adomas, lietuviai, tu ir aš.
Kuo toliau, tuo tų burbulų daugiau randasi. Žaltys užmuša pasitikėjimą Dievu kaip kitu. Kainas nudobė Abelį, Abraomas beveik. Nudeda Izaoką, bet paskutinę akimirką įsikiša angelas ir viskas lyg ir gerai baigėsi. Juozapas parduodamas į vergiją, Mozė užmuša egiptietį, Jonas Krikštytojas atpažįsta Dievo avinėlį ženklų, simbolių ir vidinio įkvėpimo sąveikos sąmonėje. Paskui pats yra nudobiamas, nes pasmerkė neteisėtas karaliaus vedybas su brolio žmona Erodiada. Kristus savo išduotas miršta ant kryžiaus. Pirmiau kaltinamas Judas, kiek vėliau kaltinami žydai, paskui kaltinamas universalizuojamas. Nudobėm mes patys. Ar aš? Taip. Tu. Bet juk aš 2023 metais gyvenu. Būtent. Gyveni prasmės lauke, kuris tęsiasi visomis kryptimis ir yra antlaikinis. Verdiktas kaltas, nes nusidėjai. Bet atgal prie susvetimėjimo istorijos. Krikščionis šeriami liūtams. Imperatorius Konstantinas nusprendžia, jog idėjinės krikščionybės pamatas turi didesnį politinį potencialą negu civilinė religija ar išstekenti pagoniškieji misterijų kultai. Idėjinės multivisatos burbulų membranos trinasi tarpusavyje ir naikindamos vieną kitą, bei jungdamosi tarpusavyje gimdo naujus burbulus. Pagonys tampa svetimais, krikščionys tampa savais. Bet svetimi išlieka. Apytikriai 1009 metais svetimas ateina pas svetimus ir yra svetimų dėl kalbos ir kalbų, kurios pasirodė jiems svetimos, palaikomas svetimu. Ir būtent todėl svetimi jį nudobė. O šiaip jau 11 amžiaus pradžios svetimame rašytiniame šaltinyje, tame pačiame, kur Lietuvos vardas minimas, Kvedlinburgo analuose svetimi apie tą svetimą rašo. 1009 metais šventasis Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijus, arkivyskupas ir vienuolius, antrais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių, kovo 9 dieną nukeliavo į dangų. Titmaro kronikoje dar paminima kita svarbi detalė, jog Brunonas ne šiaip buvo užpultas kokiu nors savo plikus užpakalius kailiais prisidengusių laukinių, bet visų pirma vietinių gyventojų sudraustas ir jų draudimo skelbti Evangeliją nepaklausęs, galų galiai yra suimamas ir nukirzdinamas drauge su 18 savo palydovų, saviškių. O nužudo už tai, jog ragino pagonius svetimauti. Dabar absoliučiai visi pirmosios komunijos prie Lietuvos piliečiai turėtų suklusti. Bet juk svetimavimas yra nuodėmė. Tai va, būtent. Brunonas ir ragino svetimauti pagonis su kitu, kurio jie visiškai nepažinojo. Kas Brunonui atrodė šventa misija, pagonims pasirodė tikriausia šventvagystė. Šventasis Brunonas, matyt sekdamas šventųjų pavyzdžių, prašė tiems savo budeliams švento atleidimo. Gi pagonys, vykdydami šventą pareigą ginti šventą protėvių idėjinio burbulo pasienį, užmušė šventą Brunoną ir visus jo palydovus, o vėliau iškėlė puotą savo žygdarbiui paminėti. Bet susvetimėjimo istorija dar tik įsibėgėja. Viduramžiai negailestingi svetimiems. Raganos pleškant laužų, eretikai panumaunami ant baslių, svetimavimu su kitais burbulais įtariami asmenys įstatomi ant inkvizicijos pjedestalo. Svetimi tai kiti. Ir baisiausia tai, kad jie gyvena tarp mūsų savo burbuluose. Nematomi tie burbulai, bet jų membranos liečiasi su mūsiškėmis ir pagunda svetimauti išauga. Kramerio raganų kūjis palengvina svetimų atpažinimo procesą. Taip vadinamoji dialektika tarp savų ir kitų tampa ypač nuožmi. Moterys išrengimos nugai, žnaibamos krūtis, ieškoma keistų apgamų, kaimynai išduoda kaimynus. Už prakeiktas karves, prakeiktus šulinius, prakeiktus vaikus ir į svetimą lovą nusitemptą svetimą vyrą.
Neduok Dieve tavo plaukai raudoni, ar aplink tavo namus sukiojasi juodas katinas. Na, jau čia pat renesansas. Mums primena apie žmogaus neišnaudotą potencialą ir antikinės šaknis. Filosofija kaip vakarų civilizacijos fenomenas. Humanistinė dvasia yra universalizmo garantas. Savas tas, kuris prie ištakų grįžta. Atfontas. Tačiau naujoji industrializacijos aušra brėkšta ir savy gyventina savo seną svajonę paversti kitus su savimi ir su savo darbu susvetimėjusiais jėgos bei naudos vienetais. Toks jau tų savų fetišas. Kitų susvetimėjimas su savimi pačiais ir pasipelnimas iš susvetimėjusios mens kūno. Toliau viskas Venecijos karnavalo ritmu. Nyčė nužudo Dievą, ar veikiau konstatuoja Dievo idėjos mirtį. Marksas demaskuoja Babilono kekšės brolį kapitalizmą. Užtenka mąstyti. Laikas keisti mąstymą iš pagrindų ir veikti. Marksistai tai padaro. Spalio revoliucija įvykdoma bolševikų su Vladimiru Leninu ir Levu Trotskiu priešaky. Marksas su Engelisu konstatuoja, jog po Europą klaidžioja šmėkla. Komunizmo šmėkla. Adolfas Hitleris suvaro svetimus į koncentracijos stovyklas, Stalinas į lagerius. 1941 metais mano močiutė iškeliauja į Sibirą ir iš ten grįžusi jau kur kas vėliau pasakoja istorijas apie meškas ir apie Sibirį įkurtos mokyklos direktorių, kuris turėjo prijaukintą mešką vardu Fedė. Močiutė juokaudavo, kad anuomet taip sakė: U nas dva medvėdė, direktorių Fedė. Pas mus dvi meškos, direktorius ir Fedė. Dabar skaitote ir klausotės. Ir galbūt galvojate, kaip aš drįstu rusų kalbą vartoti. Ne pats nežinau. Galbūt todėl, kad mano senelė, kuri buvo ištremta Rusijos valdžios 1941 metais, sugebėjo atskirti okupantus nuo jų kultūros ir tapo rusų kalbos bei literatūros mokytoja. Suprato mat, kad tikra kultūra suartina žmonės, o nepadaro juos svetimais. Galbūt bijau tokios pasaulio vizijos, kad demonizavus viską, kas rusiška, patys demonais pavirsime ir naują raganų medžioklę surengsime, kuri bus baisesnė už visas ligšiolinės. Galbūt dėl to, jog nuojauta kužda, kad uždrausdami Čaikovskio kūrinius, čia be kita ko Čaikovskis tik vienas iš pavyzdžių, darome savo ir visam pasauliu meškos paslaugą. O posakis meškos paslauga, medvėdžio usluga, jeigu nežinote, atėjęs iš rusų kalbos yra. Mes lietuviai mėgstame tą posakį. Tai gal ir jį uždrausti. Posakis be kita ko primena mums, jog prijaukinta meška, miegančiam šeimininkui, nesėkmingai gainiodama nuo veido musę, akmenį užmušė patį šeimininką. Panašiai ir mes, kartais, prisijaukinę kalbą, bandome ją mosuodami užmušti kultūrą, kuri nieko bendro su karo nusikaltimais neturi. Tai gal ir mes tuomet jau karo nusikaltimus darome. Panaudojame kultūrą, kad žudytumėm kultūrą. Kas toliau? Pradėkime deginti Dostojevskio Bulgakovo knygas gatvėse. Verskime rusų mažumas Lietuvoje skaityti ir atmintinai mokytis Kristijono Donelaičio metus, kol rusiškas akcentas sunyks. Panaikinkime mokyklose rusų kalbą. Ištrinkime rusą iš istorijos vadovėlių ir palikime juose raganų deginimus primenančias iliustracijas. Kiek toli esame pasiryžę eiti kovą su svetimu ir kokia to karo su svetimu kaina. Šiame kontekste Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro paskelbtas Čaikovskio kūrinių boikotas šiek tiek primena Don Kichoto iš Lamanšos kovas su vėjo malūnais. Aš šiaip nesu didžiulis operos ir baleto gerbėjas. Paskutinį kartą, kuomet buvau operoje prieš daugelį metų, netikėtai užsnūdau. Ir tas prisiminimas toks ir liko. Kiek vangus ir pernelyg išskydęs, kad kokius nors kontūrus ryškiau galėčiau to įvykio prisiminti. Tad gal nebūsiu apkaltintas, jog pasigėsiu tų kūrinių iš nacionalizuotų kultūros repertuaro. Juk kiti tai pragaras.
Atsikąsk obuolio ir tapsi kaip Dievas, žinantis, kas yra savas ir kas yra svetimas. Jautiesi gundomas vizijų apie sugrįžimą į rojų, kur nėra svetimų, totalitariniais režimais man čia atsiduoda. Ne tik kariniais, bet ir kultūriniais. Čia viskas kaip Džordžo Orvelo 1984, kur Winstonas pagaliau įžvelgia partijos kuriamos iliuzijos kontūrus ir pradeda jai priešintis, užmegzdamas romaną su Džiuljeta. Neturėčiau jums priminti, jog istorija pakrypsta lyg Winstono ir Džiuljetos kankinimų bei perauklėjimo, taip vadinamojo, meilės ministerijoje. Ką šįsyk sieksime perauklėti savais politiniais ditirambais, šlovindami viską, kas vakarietiška. Suprask, ne rusiška. Kiti tai pragaras. Sic parvis magna, didybė nuo mažų pradžių. Francis Drake'as gyvenęs Elžbietos I laikais karalienės buvo šventintas į riterius, kai tuo tarpu Ispanijos armados buvo pramintas piratu ir ne bet kokiu, bet El Drake, drakonu. Šis istorijos fragmentas yra pamokantis, nes primena mums, kaip vienas ir tas pats reiškinys gali būti matomas ir interpretuojamas skirtingai. O kad taip ir yra, liudija pragaro burbulai, kuriuose esame savi tarp savų. Kiti tai pragaras, ne mes. Kiti tą patį apie mus sako. Nori pasisvečiuoti, pasikrikšti. Nori užeiti, išsižadėk krikšto. Nori gyvuoti, užsirašyk į partiją. Nori būti nepriklausomu, išeik iš partijos. Ateik pas mus. Juk čia visi savi. Kiti tai pragaras. Bet mes esame savi tarp savų. Lygus tarp lygių. Bailiai tarp bailių. Štai kas esame, kuomet savo burbuluose naujus raganų kūjo apmatus rašome, skelbiame, bei praktiškai taikome kitiems apibrėžti. Nepatinka tokia etiketė? Išlįskime iš savo burbulo, iš savo pragaro kitiems. Kuriame pragaro burbule randatės jūs? Nustokit piratinės būties versijas vieni kitiems piršti ir susprogdinkite savo burbulus. O tai kai vienu metu ir antrasis Kristaus atėjimas prasidės, dėka išmaniosios vaizdo klastotės technologijų. Ir dirbtinis intelektas pareikalaus pripažinti savo autonomiją TIT, tarptautinėme intelekto teisių teisme, kol kas dar toks neegzistuoja, nors galbūt dar pasirodys. O ant viršaus įvyks nauji rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, kur ir vėl spręsis laisvųjų vakarų likimas, tarsi tarptautinis trileris, bus verksmas ir dantų griežimas. O pasaulio pabaiga bus ir vėl nukelta. Iš 1999 į 2000-uosius, tuomet į 2012-uosius. Holivudas iškeps dar vieną pasaulio pabaigos scenarijų. Paskui seks dar kitas, ir tai be galo, ir be krašto. Ar suprantate dabar, koks absurdas toji mūsų susvetimėjimo istorija? Kai pasaulis baigsis, jis nesibaigs. Tik dalį baigsis, kita dalis džiugaus. Bus verksmas ir dantų griežimas, o jau čia pat už kampo gros muzika ir vyks šokiai iki išnaktų. Štai linko privedė susvetimėjimo istorija. Pandemija ir egzistuoja, ir neegzistuoja. Virusas yra, ir jo nėra. Dievas mirė ir nemirė. Hebra, rimtai, kiek galime? Gal šiek tiek pasvetimaukime. Pabūkime svečiai savo burbulų paribiuose ir pasieniuose, per pirmasias 5 pokalbio minutes vieni kitiems dantų neišdaužė. Nes tuomet Sartras būtų buvęs teisus, teigdamas, jog kiti tai pragaras. Ir mes esame to pragaro buveinių gyventojai, bei visateisiai paveldėtojai. Būtent todėl visą tai, ką iki šiol svarsčiau, verčia mane teigti, jog Piotro Ilyčiaus Čaikovskio paskelbimas svetimu yra ne kultūros, bet, atsiprašau, chaltūros apraiška tarptautinės politikos vandalų ir kultūros atašė nustekentoje Lietuvoje. O tai yra pavojingas reiškinys, kuris neliks nenubaustas laiko dvasios. Ką šnabždėjote ir darėte tarp savų, bus rėkiama nuo stogų svetimų. Ir visa tai vyks pragaro burbuluose, tuose chaltūros ratuose. Taigi spėju dar kartą, vadovaujantis tokia logika esame kiti tarp kitų, svetimi tarp svetimų, prakeikti tarp prakeiktų.
Gaila, tačiau idėjų kare, kaip jau minėjo Stanislav Ježelec, žūsta ne idėjos, bet žmonės. Štai jums trumpa susvetimėjimo istorija. Ačiū Arnui už tokį taip plačiai siekiantį ir polemišką tekstą. Prašom klausti. Ačiū. Ir apsižiūrėjau, kad neprisistačiau. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto kultūros istorijos dėstytoja. Su truputį tokio gyvenimo patirtim, bet čia jos nėra svarbios. Tai pirmiausiai aš labai susidomėjus išklausiau šitą tekstą, gal kažkur, truputį ilgą, bet suprantu, paralelį visą kitą, kurį aš pavadinčiau teologu. Tai yra tikrai labai stipri esė apie prigimtinę nuodėmę, ką jūs vadinate susvetimėjimu. Ir kartu turinti stiprų evangelizuojantį užtaisą, nes besikreipiantis į kiekvieną asmeniškai ir sunku nereaguoti. Su konkrečiais pavyzdžiais, Čaikovskis, aš manau, čia irgi galėjo būti Rachmaninovas ar dar kažkas labai gerai pasirinktas ir negaliu nesisolidarizuoti, tai yra net nepritarti jūsų ir emocijai, ir argumentui dėl to, kas vyksta toj mūsų viešoji ir burbulinėje erdvėje, kai man tai asocijuojasi su Kinijos kultūrinė revoliucija, su konveibinais, kai žmonės smerkia tai, ko jie iš tikrųjų ir nepažįsta, arba girdėjo tik tai iš kopijos, pirmiausia, kad tai yra svetimas daiktas ir dar demonizuojamas. Tačiau mes matom tą blogio veikimą, kuris taip prasideda biblinėje istorijoje, kuri paaiškina, kur mes gyvename. Ir tai, kur galbūt tas silpnumas, tai toks silpnumo dalykas, tai mano klausimas yra toks, ar ta jūsų žinia, nes aš tą matau kaip žinia, tokia angažuota labai socialiai, istoriškai, kultūriškai, politiškai, netgi Lietuvai, bet ne tik Lietuvai, skirta žinia. Gal galėtumėt kitais žodžiais įvardinti galima išeiti? Asmeninį ne, čia neironiškas klausimas, absoliučiai. Šituo atveju, tai ačiū. Tai ačiū Jums už klausimą ir tikrai nelaikau to klausimo ironišku, bet manyčiau, ta tokia išeitis yra mūsų laikams pati opiausia, nes reikalauja iš mūsų stovėti visų tų susipriešinusių pusių akivaizdoje, tai būkime labai konkretus, įvardinkime tas puses, tai yra Rusija, tai yra Ukraina, tai yra Ukrainos ir Rusijos žmonės, tai yra Rusijos režimas vykdantis karo nusikaltimus, kuriuos aš pats pripažįstu, apie juos nuolatos girdžiu iš Ukrainos šeimos, kuri pas mus gyvena namuose, bet visame tame yra šiek tiek daugiau. Yra šiek tiek daugiau negu Vladimiro Putino režimas, yra daugiau negu Rusijos imperija, negu tos imperijos kažkoks idealas arba vaizdinys, yra žmonės pavieniai, individualūs žmonės, gyvenantis išeivijoje, pabėgę iš Rusijos. Tai man atrodo, tas uždavinys ir išeitis galbūt yra tas stovėjimas visų tų priešybių akivaizdoje, nenuveliuojant ir nenubraukiant tų plonyčių linijų, kurios padaro galbūt tą dialogą arba prasmingą arba įmanomą. Manyčiau. Tiesiog aš pats asmeniškai sakyčiau, kad aš tikiu Ukrainos pergalę ir visų pirma jos trokštų kaip asmuo, bet taip pat žinau, kad Ukrainos pergalę istorija nepasibaigs. Tai mums toliau reikės sugyventi su rusais. Aš nesakau su Rusijos imperija, su rusais, emigravusiais į vakarus ar migruojančiais į vakarus. Taigi tas stovėjimas tų priešybių akivaizdą sugebant nenužmoginti priešo, tai reiškia nematyti visos Rusijos kaip tos apokaliptinės bestijos su 10 galvų, kuriuose, taip sakant, nelabai įmanoma išvelgti individualaus žmogaus veido,
yra mums tikriausiai toksai pašaukimas 21 amžiuje, kuris išliks aktualus. Nes vos tik tais visi žmonės yra suplakami į tą vieną naikinančią bestiją, tai matome, kas gaunasi, taip sakant, iš kitos pusės, kaip vienas iš tokių pavyzdžių, tai vienas vaikas rusų kilmės buvo Vokietijos kolonijos, taip sakant, privačioje mokykloje, laikomas žemyn kojomis, verčiamas skaityti rusiškus tekstus ir taip toliau. Tai va, čia toksai gal nukrypimas, bet tas stovėjimas to blogio akivaizdoje ir iš kitos pusės matant skirtumus, matant individualias žmonių istorijas ir nesuplakant jų vieną pusę. Arba kaip vakar šnekėjome diskusijos metu, nesubendrinant visko. Net tas bendrinimas gali tapti pavojingų tokių reiškinių. Tai va, nežinau. Gal tai dar mikrofoną galiu pasakyti, bet tai yra sena amerikietiška patarlė. Kas galiu apie šitą, nes tai, ką jūs sakot, tai yra laikysena sena kaip pasaulis įvairiose situacijose. Šitą laikyseną yra asmenys, kurie tą ragina daryti ir kurie tą daro savo gyvenime. Turi įvairius pavadinimus ir tokius ir ilgalaikius. Galbūt martyras, kaip nors heroizuot. O yra tokia amerikietiška patarlė, kuris sako, bandantis rasti kelio vidurį dažniausiai yra suvažinėjimai. Tai va šitais visada, šito atveju tai yra jau asmeninė atsakomybė ir asmeninė laikysena ir kainuoja asmeninis pasirinkimas. Ką manau, jūs irgi sako. Ir patiriu savo kailiu, tai. Aš esu Gintautė Žemaitytė, semiotikė, tarkim, čia paprasčiausia būtų pristatyti. Dėkoju už tikrai intriguojantį ir asmeniškai įtraukiantį tekstą. Turbūt aktualų ne tik, kaip ir gerbiama Irena minėjo, ne tik Lietuvos ir ne tik pirmą komuniją priėmusiems piliečiams. Ir iš tikrųjų, man tas tekstas atrodo apokrifinis, tai aš tam tikrą prasme laikyčiau tą teologinį semantinį lauką. Norėčiau paprašyti jūsų patikslinti ten keletą kartų, gana dažnai netgi. Buvo minima ta piratinė būties versija ir tokioj semantiniai struktūrai atrodytų, kad yra ne piratinė, o ta teisinga, viena teisinga ir kitos yra piratinės. Ar kaip jūs tai pakomentuotumėt, galbūt truputį išskleistumėt tą metaforą piratinės, nes tai stipriai konotuojantis ir labai stipriai nepiratinė versija vieną originalią nurodantis apibūdinimą. Aš artys buvo piratas. Tai ačiū Jums visų pirma už nuostabų klausimą. Ir taip, aš norėjau, kad kažkas tikrai jį užduotų būtent taip. Ir tai yra susiję, taip sakant, su visomis tomis mūsų pervartomis, ypatingai 19-20 amžiuje, tas garsus toks slogan pasakymas Dievo mirtis arba Dievas mirė ir panašiai, visų vertybių nuvertėjimas ir taip toliau, viskas tampa likvidu, taip sakant, ir skysta, pratekant ir taip toliau. Tai manyčiau, kad yra įtampa tarp mūsų visų kaip to vieno to kosmo viso pasaulio, taip sakant, Žemės gyventojų, nes mūsų pasaulėvaizdžiai atsiremia į tam tikras prielaidas. Apie kai kurios iš jų yra be galo pamatinės. Ir tos pamatinės prielaidos yra susijusios su pasaulio atsiradimo, žmonijos atsiradimo tapatybės klausimais. Ir sakykime taip, būkime teisingi tiek ateistams, tiek tikintiems asmenims arba tikėjimą išpažįstantiems kažkokiems asmenims, kad negali paimti ir dangaus karalystės pastatyti, padėti ant stalo, parodyti jos. Ne? Turi atsiremti tam tikrą prielaidą to tikėjimo, kuris iš esmės tave lydi link to įsitikinimo. Ir tame dialoge dažnai būtent atsitinka taip, kad
nenorint išklausyti būtent kito asmens patirties, kurio patirtis yra visiškai kitoniška, kartais užmirštame, kad, pavyzdžiui, kitas asmuo tos tikėjimo patirties visiškai neturi. Ir jam yra nesuprantamas mūsų šnekėjimas apie tokius dalykus, kaip galbūt kažkoks tai sutvėrimas iš nieko ir panašus dalykai. Ir visa ta diskusija apie piratinės būties, kaip sakant, versijas ir yra su tom susijusi, nes tai yra pats fundamentaliausias klausimas, kuris iš esmės grindžia mūsų tapatybę. Istorijos, taip sakant, tapatybę, jos vystymosi, kažkokio istorijos galbūt galimo išrišimo klausimą. Ir būtent todėl susiduriam vėlgi su tokiais atvejais, kad galbūt kartais vietoj to dialogo, kuris padėtų suprasti, kad mes galime priimti vienas kito pažiūras, bet nebūtinai jomis persiimti, pradedame vieni kitus kalkuoti, kaip sakant. Šiuo metu taip ant bangos yra taip mokslinė paradigma, kuri gali įrodyti daugybę dalykų, taip sakant, parodyti. Taip sakant, dabar atsigriebinėjama už inkviziciją, už eretikų deginimus, maždaug galios pozicija, taip sakant, balastas keičiasi, ne? Prieš 400-500 metų situacija buvo kitokia. Ir dėl tų piratinės būties versijos, tai čia ir yra su tom susijusios, nes jos atspindi mūsų pačių mąstymą. Kai kurie daugiau nebemąsto apie tai, kaip tam tikrą klausimą, kaip kas įkelia tiesiog. Tai va. Na ir tada yra asmeninis apsisprendimas, nes jisai negali būti universalus. Ne? Taip. Ačiū. Aš esu Mūtlė Zalovec ir man teko jau susipažinti su jūsų tekste, kadangi aš jį išverčiau į vokiečių kalbą. Ir man patiko, tą tekstą man patiko išversti, čia buvo ir kažkokių iššūkių, dėl žodžių, žaidimų, visokių, kaip tai gerai versti. Ir nepaisant to, kad galėčiau pasirašyti už turinį, liko po tekstu kažkokie liūdesį. Ir galvoju, kodėl. Ir po to supratau, kad šitas susvetimųjų istorija, čia visa, ką jūs rašėt, čia yra viena perspektyva. Ir tokia, nepaisant to, kad jūs turit labai platos tokia arenos, yra tokie labai siauri žvilgsniai į svetimą, kadangi kaip mes turime ant mūsų katalogo, ant mūsų plakato šiais metais, mes turim tą klauną, tą svetimą. Ir žodžiu, tai irgi reiškia, čia yra eksotas. Ir čia irgi mes galėtum taip pat rašyti istoriją, kaip yra, jeigu svetime ateina ir kažkas jį pritraukia ir eina su jais ir žengia toliau į svetimą šalį, kadangi būtent šitas akcentas irgi yra šitame tema. Čia tik trumpas komentaras. Aš, kadangi skaičiau visus tekstus, kurie buvo atsiųsti į konkursą, turėčiau pastebėti, kad labai daug esė autorių rašė apie savo tokius asmeninius išgyvenimus, per savo asmeninę prizmę apie savo gyvenimą, apie savo patirtis, o jūs buvo vienas iš nedaugelio, kuris reflektavo politinius, visuomeninius procesus, įvykius, kurie dabar vyksta ir visiems mums rūpi. Ir iš teksto matosi, kad tie klausimai turiu visų pirma omenyje rusų kultūros, teisėjimą, kaip jūs vadinate ir taip toliau, kad jie jums asmeniškai jau buvo matyti ir jūsų klausimas, kai dalyvavote diskusijose, žodžio programos, ir vakar buvo tokia įdomi patirtis. Man, kai uždavėte klausimą Nikolajui Kalvinikui, aš iš karto supratau, nors jūsų nebuvau dar mačiusi, štai yra esė autorius, kurį mes... Štai jūs užvakar.
ir su Jan Tombinski. Tikrai nesakyčiau, kad pritariu jūsų požiūrį, labai polemizavau su juo, skaitydama tekstą. Ir noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kaip suprantu jūsų nuomonė, Putino režimas ir žmonės turėtų būti atskiriami. Tai nėra tas tokias dalykas, taip pat režimas ir kultūra, jie irgi yra visiškai skirtingi dalykai. Ir būtent prisiminus ir vakarykštę diskusiją, ar jums neatrodo, kad tai yra tam tikras požiūris labai paplitęs vakarų visuomenėse ir kad tai yra šiek tiek saviapgaulė, vertinant Rusiją, kokia iš tiesų yra. Nes Rusijoje šitie dalykai nėra tokie atskirti, jie yra labai susiję. Tai visų pirma, ačiū už jūsų pastebėjimą ir taip pat už klausimą. Ir būtent apie tai rašydamas šį esė, gerai pasakysiu atvirai, aš šiek tiek nesitikėjau, kad jie išspausdins, nes tikriausiai galbūt bus kontroversiškas. Bet mano nuomonė yra ta, kad jeigu iš tiesų, ir aš tam pritariu, kad Rusijoje dažnai tie dalykai yra persiklojami, kai mes vakar kalbėjomės, instrumentalizuojami, bet tai galbūt tada būtent todėl įvardinkime tuos asmenis, kurie naudojasi kultūrą ir jos apraiškomis ir pasirodo mūsų vakarų, taip sakant, visuomenėje. Ir, nesakau priverskime, bet, kažkaip tai kalbėkime apie tai, kad yra individualūs asmenys, kurie naudojasi kultūrą ir galbūt palaikydami pačio režimo veiksmus Ukrainoje, toliau arba galbūt koncertuoja, arba ką nors daro. Tai mano galbūt toks pataisimas būtų, kad tai neliečia visos kultūros kaip tokios, bet jie besinaudojančių, taip sakant, jie besinaudojančiais asmenimis, kurie būtent, yra arba muzikantai, arba tapytojai ir taip toliau, literatai. Tai galbūt dėl to pati kultūra kaip tokia yra vienas dalykas, bet jie kartais instrumentalizuojantis asmenys ir panaudojantys kažkokiem tokiems tikslams yra šiek tiek tas dalykas, kurį reikėtų atskirti. Ir tuomet aš visiškai palaikau tą idėją, kad galbūt būtų daug tikslingiau ne boikotuoti konkrečius rusų kultūros monumentus arba pačius kaip tokius savaime, bet konkrečius asmenis, kurie prisidengdami tą kultūrą ir tuo pat metu, taip sakant, bando žaisti dviejose pusėse ir palaiko paties režimo veiksmus. Manyčiau, tai įgautų, taip sakant, daug asmeniškesnį santykį su tuo. Tai padėtų mums skirti tam tikrus dalykus. O jums aš gal papritariu. Ačiū klaususiems, ačiū Arnui už atsakymus. Nepamirškime, kad mes turim dar vieną labai įdomų tekstą ir dar vieną labai įdomią eseistę, Greta Babarskaitę. Ji studijuoja Vilniaus universitete semiotiką, tai matau, kad čia turės jau aiškiai palaikymo grupę publikoje. Ir ne tik iš semiotikų tarpo, bet ir iš to manos jauniausio piliečio, kuris čia reiškia savo nuomonę irgi, kaip girdėjome. O kur Greta gyvena, man atrodo, tai paaiškės iš teksto, aš jau žinau. Tai jau kiti, manau, taip pat sužinos. Tai prašom, Greta. Sveiki. Mano tekste, jūs suprasite, kur aš gyvenu. O visus klausančius noriu pakviesti, beklausant įsivaizduoti mišką, pasijusti miške. Jie namie, o aš svečiuose. 38 žingsniai vasarą ir kiek daugiau nei 50 žiemą. Kojas smenga į parako sausumo, o kartais mėsingai drėgina sąmanas. Jos beveik visiškai išstūmė veją, kurią bandžiau sėti, laistyti, aeruoti, pjauti. Kol akies užlaukėje tebematau kiemo ribose susirėmusias tujas, tol neįsijungia tas keistas jausenos dažnis. Tiksliau toks pratisas elektriškas krūvis, zyziantis, kad čia ne mano laikas ir ne mano vieta. Čia esu tik svečias. Kertant bevardį keliuką, po kuriuo palaidotas toks pats bevardis upelis, dažnis lyg cypteli kažkur vidinėje ausyje. 1, 2, krypt, 3.
Kojos kopa laipteliais, kurių pakopas, pagamintas iš 3 skirtingų šaligatvio plytelių nuolaužų, irgi beveik surijo samanos. Trečioji visada krypteli, perspėja, kad reikia įjungti aukštesnį juslų režimą. Per didįjį snygį prieš keletą metų čia išvirto 3 didelės pušys. Jų griaučiai vis dar kėpso ir sezonas po sezono darosi vis panašesni į kažkokio didelio padaro kapo kauburį. Krituoliai per dideli, kad juos išsitampytų aplinkiniai gyventojai ir žiemą sugrūstų į savo krosnis. Be to niekas nenori savo namų židinių maitinti šitos vietos malkomis. Prieš porą metų į tysančius medžius įniko meletos. Juodos ir baikščios, tokios pritinkančios šiam nejaukos miškui. Keisti paukščiai, tarsi sukonstruoti iš kelių skirtingų būtybių. Rytais jos atskrenda prie lyg sušaudyti kareiviai viena ant kitos sukniubusių pušų ir ima gręžti metų laikų nuplikintus kamienus. Trrrr, skamba miško prieigose. Paf, 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 paf. Meletoms atsako tolumoje pavėjui esanti sportinio šaudymo aikštelė. Prie meletų klykavimo reikėjo pratintis taip pat, kaip pratinausi prie dažniausiai naktį, apie po 2:20 įsisiautėjančių pelėdų arba lapų rujos žiemą. Pamenu, kai pirmą kartą naktį mane prikėlė lapės, limbinės smegenys ragino skambinti policijai ir bėgti gelbėti tos klykiančios moters. Po sekundės nusibraukusi miegą nuo veido supratau, kad ten nenukentėjusioji ir net ne neramios dvasios, o lapės. Jeigu gerai atsimenu, ko gero tada pirmą kartą susimąsčiau, kaip lapės ten gali jaustis tiek savos, kad be jokių kompleksų atsiduotų tam, kam gamta jas pakvietė. Dažnis cypsi vidinėje ausyje, rikošituoja nuo kaukolės pamato ir atsimuša į pakaušį. Kojos vinguriuoja šunų ir jų mieguistų šeimininkų išmintų kreivų takeliu aplink pušų griaučius. Stengiuosi neužminti miško skruzdžių, prisimerkiu, kai pamatau, jog viena kita jų, įbėgusi po žemę besileidžiančią mano pėdą, neišbėgo kitoje bako pusėje. Jos galvoja, kad aš to nežinau, bet tikrai žinau, kaip nematomose dilgėlių ir peraugusių garšvų lapų pusėse erkės tiesia į mane savo kibes kojas. Oras sodrus krepždėjimo, zyzimo, čirpimo, kleketavimo, srūva į plaučius. Visas tas gyvasties bruzdesys tvinksi pilvo arterijoje ir beveik užgožia po truputį stiprėjantį nerimastingą dažnį. Akių užlaukyje nebesimato tujų, nebesimato kaimynų palėpių ir skardinio kaminkrečio, jojančio ant vėjarodžio. Dar porą žingsnių ir murkteliu į ne savo, ne meletų, ne lapių, ne pelėdų laiką. Ausis trumpam užgula lyg pasinėrusi gilų vandenį. Vidinėje ausyje pratisai cypia keistasis dažnis. Limbinės smegenys kaip visuomet ima panikuoti ir verčia mane žvalgytis per petį. Giliai įkvepiu ir elektriškas cypsėjimas išsisklaido tarp mirštančių šimtamečių eglių. Aš svečiuose. Jie namuose, o aš tik einu pro šalį. Po kojomis stūkso kreivas, truputį susmegęs striukės akmeninis antkapis. Linktelėdama pasisveikinu. Vienintelio EB, tokie kuklūs inicialai žymi akmenį, antkapį teko atstatyti 3 kartus. Pirmą kartą tiesiog rovėme jį iš miško paklotės, kad solidžiau atrodytų. Kitus 2 kartus jį nugriovė virstantis medžiai. Gali būti, kad EB ankstesnėme gyvenime turėjo nesuvestų sąskaitų su gyvosios gamtos sutvėrimais. Dabar šie vis primena apie nebaigtus reikalus. Nepaisant to, EB laikau nematomų vartų sargų ir kartais atnešu ant žvakę. Dažniausiai tada, kai dienos būna tokios trumpos, pilkos ir nykios, kad kartais jos liečiasi pirštai su naktimi. Tokiamis dienomis net neįžengusi į mišką juntu įkyroką EB buvimą. Visais metų laikais jis moka išsireikalauti to, ko nori, ypač vasarą, kai įsigudrina aplink augančiomis dilgėlėmis, plakti po žolynus nardančias raudonodegės ir mano blauzdas. Niekam nesugalvočiau to prisipažinti, tačiau esu įsitikinusi, kad EB nebuvo savo gyvenimo istorijos gerėtis. Niekada nebūsime draugais, bet su tavim eičiau į žvalgybą. Nužvelgiu EB akmenį ir klūpteliu užkliuvusi už pušies šakos. Tai įprastas ženklas, kad EB man pritarė. Akys dabar žvalgosi pirmin, į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią, o limbinės smegenys toliau panikuoja.
Adrenalino paaštrintas regėjimas buvo už miško paklotės suglamžiusių paauglių. Šiandien bei ten po žolynų zuja juodieji strazdai, toks pritinkantis šiai vietai paukštis. Visai kaip meletos. Jie nebailūs pribėga arti, nes aš visai ne jiems aktualus plėšrūnas, o tik kažkokia išblyškusi moteris, viena miške. Apie 18 žingsnių į dešinę kylu į nedidelį šlaitą. Juodieji strazdai lieka EB baubuse. Ko gero pavinui man jie klykauja, ką yra, ko liūdna, bet man menkai tai rūpi, tai ne pirmas mano rodeo svetimame mieste. Praeivi, prisėsk pas mane, aš namie, o tu svečiuose. Kaip visuomet mandagiai mane kreipėsi viešpatės tarnas, amžinai 25 metų amžiaus Nikolajus Kačinskis. Dailus ir stotingas jo antkapis su titulais ir epitafija stūkso visai greta miško keliuko, kuriuo kursuoja vasarą miške stovyklaujantis benamiai, žiemą į pamiškę ėsti suledėjusių obuolių atitipenančios stirnos. Prisėdus svečiuose pas Nikolajų, kurį jau senokai vadinu tiesiog epitafijumi, ilsino užgultas ausis. Su juo ko gero neičiau žvalgybą, bet pas jį svečiuose jaukiausia. Žinome tiek, kiek gali būti jaukų kapinėse. Epitafijus įsikūręs dėkingoje vietoje, aukščiau kitų. Nuo buvimo tarp savų atbukusiai akiai tai eilinis miškas, gal kiek apleistas, nenugenėtas, privirtas krituolių ir atsitiktinių šiukšlių. Tačiau iš tiesų tai ne miško laikas ir ne miško vieta. Kaskart čia atsidūrus jautiesi kaip nemalonioje simuliacijoje. Šiame nejaukos slėnyje, kojoms klemsantis samanas, nori nenori jauti pušų, lazdynų ir mirštančių eglių šaknyse įsivėlusius kaulus. Čia be tvarkos ir be ribų nuo maždaug 1850-ųjų, o kai kur ir anksčiau, kai kuriuose šaltiniuose, buvo laidojami benamiai, elgetos ir našlaičiai, nusižudę kareiviai, psichiatrinių ligoninių pacientai, kaliniai, nuteistieji mirties bausme, negyvavimai ir net medicininės atliekos. Kapinės atrodo toks įprastas žmogui kultūrinis reiškinys, čia egzistuoja ne kaip kultūrinės traukos, o priešingai kultūrinės atskirties teritorija. Čia tūno paribiuose gyvenę ir juose mirę, svetimi tada ir dabar. Aš esu jų viešne, su jais kalbuosi, susitariu dėl leidimo praeiti vieną ar kitą pakrūmę. Deruosi, kad nepamirštų prižvelgti manęs, nerinčios iš miško namų linkui, primenu pažadėti, kad nepraleis pro nematomą vakuumo ribą to, ko aš nekviečiau eiti drauge. Dar visuomet sutariu, kad už nugaros išgirstas žolynų čežėjimas būtų palydėtas miško pelės, startos arba juodojo strazdo, o ne negiliai miško smėlyne sulaidotų rankų, pėdų, apendiksų ir kitų savo kūnų netekusių dalių. Jos čia per amžius vienišos, atskirtos nuo savo visato, neramiai krapšto eglių šaknis tol, kol šios ima džiūti, nertis iš žievės ir pačios tampa panašios į žemės styrančias bekalais galūnes. Čia tikrai ne miško laikas ir ne miško vieta. Retai čia sutinku gyvų žmonių. Jie dažniausiai nusuka našlaičių kapinių ribą žyminčių miško takelių ties epitafijos akmeniu. Kartą ėjau labai susikaupusi. Buvo pavasaris, samanos patižę, kur nekur jau kišojo žibuoklės, lyg tyčia susodintos ant beveik neįžiūrimų, negyvavimų kapų kauburiukų. Stengiausi jų neužminti. Buvau taip įpratusi nejaukoje klajoti viena, kad kaktomuša susidūrusi su kitu ėjūnu, mano limbinėms smegenims iššovė saugiklius. Kol ginčiausi su savo bėgimo ir kovos refleksais, jis ėjo ir praėjo. Linų sėmenų spalvos Česlavas Nemanas. Ne šio laiko genamas, jis sklendė slidžiomis samanomis, lyg neliesdamas kojomis žemės ir skleidė čežėjimą, panašų į krūmynuose besikaučiančius juodosius strazdus. Rankų mostai spyrėsi pro neprasprogusius lazdynus be garso. Trumpam nusistebėjau, kad juose nesineša jokio miškuose vasarojantiems benamiams draudingo nešulio. Ir dabar mintis pabėga, o aš sudvejoju. Ar jis ten ir tada buvo prašalaitis kaip ir aš, ar vis dėlto mūsų laiko linijos tik per kosminę klaidą trumpam susikirto ir vėl išsiskyrė. Gal ir jis buvo namie, o aš tik svečiuose. Kadaise, vėl pasivaikydama svetimybės jausmo šiame nejaukos miške, radau keistą statinį.
Lyg būda, lyg sandėliukas, lyg pašiūrė, be langų, bet su stogu. 3 rainos sienos sukalinėtos iš skirtingų spalvų, ilgio ir pločio lentų, viduje pritemptas stiklo vatos atraižų. Neatrodė nei patogu, nei gyvenama. Tačiau ir statymų supanti miško dekoracija, išdėliota ant pamirštų kapinių, nėra nei patogi, nei gyvenama. Butaforinis nekropolis ir lauke pasiklydusiojo sargo būdelė. Pašiūrę radau toje nejaukos miško dalyje, į kurią užsuku rečiau. Ten prieš kurį laiką archeologai rado partizanų palaikus, todėl brūzgynai slėpę negamtišką miško paklotės reljefą buvo skubiai išpjauti. Nejaukos miškas, netekęs dalelės savo miškiškumo, liko dar svetimesnis jį aplenkiančiam bruzdesiui. Kadaise aplinkiniai gyventojai šios našlaičių kapinių dalies vengdavo, nes čia lankydavosi šviežiai palaidotų kalinių draugai, kurie visiems, kas nesavas, grasindavo peiliais. Kartą čia radau mažą vaškinę žmogaus formos figūrėlę, juodų siūlo apvyniotą galvą ir 7 mygtukais torse. Ji buvo padėta aukštielninka prie vieno iš nedaugelių išlikusių medinių kryžių, pažymėtų nebeįskaitomų vardu. Nuodugniau pasidomėjusi sužinojau, kad tai ritualas, skirtas nuimti nužiūrėjimą arba prakeiksmą. Tas, kas ryžosi atlikti šį burtą, turėjo ateiti čia naktį, kuomet nešviečia mėnulis. Tokiu paros metu nejaukos vakuumas ausis užgula taip, kad imi jausti gerklėje plumsinčią širdį. Gamtos garsų vakuumas, spengimas ausyse, tarsi šalia būtų aukštos įtampos elektros linija, gyvūniškai paaštrėja juslės. Šią ribinių patirčių makalynę pirmą kartą pajutau, būdama turbūt 14. Su krikšto tėvu lankėme su žeme sulygintų mudviejų protėvių namų ir laukų paribyje esančias apleistas Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapines. Tada, akinama paaugliškos nepatirties ir šėlstančio smalsumo, tą vietą praminiau jėgos vieta ir nuolat išsizyzdavau būti ten nugabenama. Reikėdavo skraptelti Mergalaukio kaime ir nusukti dešinėn, link numelioruotų pievų ir griūvančių buvusio kolūkio fermų. Jėgos vieta matydavosi dar nuo Simno plento, skiriančio Mergalaukio spalvingai surenovuotų alytnamių ir kebabų kioskų pusę nuo griūvančios fermos ir topolių sieną aptverto kapinių pylimo pusės. Tikra gyvasties ir irimo priešpriešos karikatūra. Pirmą kartą įžengusi topoliais apramstytą beveik taisyklingą kvadratą, kuriame iš sausų žolinių kuokštų kyšojo išsibarstę, sukrypę akmeniniai paminklai, mane pribloškė toje keista jausena. Atrodė, kad pritilo ir žiogai, ir sparvos, ir laukuose besigalvojantis kombainai, ir draugai į kapines įžengę žmonės. Tarsi kalbėtų pasinėrę į vandenį. Per daug knygų prisiskaičiusios paauglės naivi galva ilgą laiką atkakliai kartojo, jog ten yra jėgos vieta. Tol, kol neapsilankiau ten po to, kai 2014-aisiais kapinės buvo sutvarkytos Vokietijos Bundesvero rezervininkų vykdytos iniciatyvos metu. Jokio vakuumo, jokios yrančios vėsos. Topolių kvadratas išretintas, matyt tvarkytojai išpjovė paliegusius medžius. Antkapiai tvarkingai surikiuoti į savo pirminės vietas, takeliai pabarstyti skalda, o šalia kapinių centre esančio leitenanto Ernsto Vilkės paminklo stovi didžiulis medinis kryžius. Tvarkinga, sava, visiškas ordnungas. Sukultūrinta, sužmoginta, supakuota, paruošta vartojimui. Daugiau ten nebegrįžau. Jėgos vietos netektį giliau apmąsčiau tik po 14 metų atsidūrusi savo nejaukos miške, kur ne mano laikas ir ne mano vieta. Ten atsiplėšiu nuo kasdienos ordnungo, ausis elektrinantis svetimybės spengimas atjungia automobilių ir kaimynų televizorių blerbimą, o lėtai antkapius ryjančias samanos ilsina dirbtinės šviesos išdžiovintas akis. Čia trumpam patiriu savo volumą ir tyliai prunkšteliu iš Henrio Davido Toro pusėn Roberto Louiso Stevensono mestos moteriškos vienatvės ir nevyriško, beveik niekšiško dyko buvimo. Iš tiesų nieko herojiško ir keičiančio pasaulį nėra, klajojame ant niekam neberūpinčių kaulų. Pastarąjį pusmetį arčiausiai Antakalnio kapinių esančiame Našlaičių kapinių plotelėje vyksta statybos. Čia įrenginėjamos naujos vietos urnų laidojimui. Kas rytą į nejaukos mišką riedant ekskavatorių svarstau,
kiek laiko liko jo šaknyse įaugusiems Paribių gyventojams, kiek laiko dar galėsiu trumpam įlysti į savo kirmgražą ir pabūti ne savo vietoje, ne savo laike, nuo galvos iki kojų nužvelgti save tam kartui nuskaidrėjusią pašalinio akimi. Ačiū Gretai už tokį detalų ir ryškų vienos Antakalnio vietos vaizdą. Prašom klausti. Suprantu, jau laikas ne visai toks parankus klausimams. Jau kvepia tie pyragaičiai, bet turite dar klausimą. Aš norėjau paklausti vieno dalyko. Man, čia ne tiek klausimas, gal tokia reakcija, įspūdis man pasirodė, kad tas pavadinimas ir tas motyvas buvimo svečiuose, jis toks yra, na, truputį gudraujantis gerąją prasme, nes iš viso šito teksto matyti, kad, na, pati ten jautiesi gana gerai. Ir tas epitafijos, ir paukščiai, ir benamiai, ar ne, tu žinai jų istorijas, žinai tą visą tos aplinkos veikiančius asmenis ir objektus, taip sakant. Tai ar čia tokia būtų irgi kažkokia tarpinė pozicija, tau tas dalykas yra kaip, tos kapinės yra kaip tam tikras toks, na, kaip pati sakai, gale, ar ne, man pasirodė toks atgaiva nuo tos kasdienybės, ar ne, šitaip tu jas, ar čia tokia kaip draugų vis dėlto ne, draugo buvimų pas draugas svečiuose to nepavadinsi, ar ne? Tai yra vis tik svetimas dalykas. Kaip čia dar kitais žodžiais tu galėtum tą pasakyti? Na, turbūt negalėčiau sakyti, kad aš ten jaučiuosi labai priimta. Tas jausmas yra panašiausias į nerimą po vandeniu. Nes kuomet tu esi žmogus, kvėpuojantis plaučiais ir neri po vandeniu, tu kaip ir gali ten šiek tiek laiko paplaukioti ir paglostyti žuvis, bet negali ten pasilikti, nes numirsi. Lygiai taip pat ir šitose kapinėse tu negali ten likti, nes kažkas stumia tave lauk. Tai čia greičiau, sakyčiau, tokia ribinių patirčių besibaigimas. Žmonės šoka parašiutu, šoka su žirgais per degančius lankus, o aš einu į kapines, turbūt taip galima pavadinti. O pratęsiant, nu net, nežinau, gal dar norėčiau palyginti su ėjimu per gatvę, ten kur nėra perėjos, nes tu tarsi apsižvalgai, tai yra, na, pastatytas objektas, kur tikrai turėtų būti saugu eiti per gatvę, mašinų šalia nėra, bet žengęs ant asfalto tu nesijauti iki galo saugiai, nesijauti iki galo savo vietoje. Na tai turbūt tokia patirtis. Ir tai yra, na, mano rekreacija, turbūt taip, mano ekstremalus pomėgis, jeigu kiek jį galima pavadinti ekstremaliu. Ačiū labai už tokį, visų pirma, už labai gražią kalbą ir labai traukiantį pažįstamų patirčių, galbūt kitokį aprašymą, tikrai labai įspūdingai. Aš noriu paprastą tokį klausimą jums pateikti. Ne kartą buvo ne savas laikas ir ne savo vieta. Kur jums yra savas laikas ir savo vieta? Kur jūs geriausiai jaučiatės? Yra daugiau tokių dar kažkokių truputį ribinių, ar tai labai aiškiai, kaip nesavas laikas, nesavo vieta yra labai aišku dabar. Ar taip pat aišku yra savas laikas, savas vieta, savas, žinote? Jo, labai geras klausimas, šito tikėjausi ir laukiau, nes kartoju tą, ne savo laikas, ne savo vieta. Šiuo metu nepasakyčiau, kad turiu savo laiką ir savo vietą. Kol kas aš dar, na tiesiog toks dabar mano gyvenime etapas, kad aš gyvenu Leliukėje.
dar kalbuosi iš to kokono. Na ir manau, kad esė skaitymas pakankamai leido kalstelti truputį, iškišti ranką iš kokono. Ir po truputėlį ateidinėjau, grįžtu į gyvenimą, atsirandu tarp žmonių ir bendravimą. Manau, čia po truputėlį grįžtu į savo laiką ir savo vietą. Buvimas gamtoje, kurį aš miniu savo tekste ir ypač pabrėžiu ten kūniškumą, kad būdamas gamtoje jauti visus organus, gyslas, pilvą ir taip toliau, turbūt man padeda grįžti į būtį, į tokį buvimą. Nes tiesiog toks pomėgis, kuris padeda ir sugrįžinėti. Nes savas laikas ir savo vieta man šiandien yra didelis klausimas. Ir apie laiką, ir apie vietą, ir apie šalį, ir taip toliau. Kol kas. Ta lėliukė nėra jūsų laikas ir vieta. Kaip? Atrodytų, kad kokonas galėtų būti ta kaip tik šiuo metu savas laikas ir savo vieta. Man labai įdomu, kad jūs jo irgi nepriėmat. Tokia laikinystė. Kaip daiktą. Ačiū. Reikia prisistatyti, Jurga Kakturienė, Vilniaus universitetas. Ačiū, Greta, tikrai puikiai kalba. Net Baranauskas pradžioje girdėjosi iš kapinių. Kapinės apskritai labai įdomus yra objektas, semiotikams taip pat. Ir aš nežinau kaip kitur, bet lietuvius galima dalinti į dvi dalis. Tie, kurie gali gyventi prie kapinių ir tie, kurie negali gyventi prie kapinių. Mes esame kaimynai, mes gyvename prie Saulės kapinių ir pirkome butą irgi galvodami, kad ramus kaimynai. Bet, pavyzdžiui, labai nustebau, kad labai daug žmonių negali įsigyti būtų arba nuomotis namų ar būtų, būtent dėl to, kad yra prie kapinių. Kalbu apie lietuvius. Nežinau kaip kitur. Ir netgi sakyčiau, kad daugiau negali, negu kad gali. Tai norėjau paklausti pačios, prie kapinių apsigyvenai, kaip ta lietuvė, kuri gali, ar kuri negali. Ar čia atsitiktinai, jo, nuo savo norų. Prie kapinių apsigyvenau atsitiktinai, bet ir neatsitiktinai, nes aš augau vaikystės namuose, kurie buvo prie kapinių. Mes praleisdavome ten daug laiko. Turbūt tėvai vesdavosi vaikus tiesiog pasikapstyti. Aš iki šiol turiu fantastiškus prisiminimus iš vėlinių iki plastikinių žvakučių atsiradimo laikų, kada kapinėse ant kapo būdavo patiesiama ilga lenta su išgręžtomis skylutėmis ir deginamos vaškinės žvakės. Tai man kapinės gal niekada nebuvo kažkas gąsdinančio arba svetimo gąsdinant, o labiau svetimo smalsaujant. Na, turbūt toks, vis tiek jautiesi truputį kitokioje terpėje ten nuėjęs. Jautiesi truputį kitaip kvėpuojantis, truputį kitaip einantis. Bet tikrai nesu iš tų, kurie bijo. Bet atsitiktinumai reiškia lydi, tiesiog kapinės neleidžia man nuo jų nutolti. Taip, tai mums liko paskutinis mūsų renginio punktas, pats svarbiausias, tai yra konkurso nugalėtojo paskelbimas. Ir kaip matot, buvo nuspręsti tikrai nebuvo lengva. Ir paprašysiu dabar Auksę Bruverienę paskelbti konkurso nugalėtoją. Dar truputėlį paliksiu laiko paspėlioti jums patiems. Noriu tarti tiesiog keletą žodžių nuo Goetės instituto, nes mes kartu su šiuo esė konkursu esame nuo pat pradžios ir labai palaikėme festivalio ir Lauryno Katkaus idėją įsteigti šį konkursą Fenomano festivalyje ir labai džiaugiamės, matome, kad jis tikrai tapo integralia festivalio dalimi ir labai gražiai ją papildo. Labai džiaugiamės, kad renkasi taip gausiai žmonės, tikrai turiningomis diskusijomis ir būtent būdama renginyje su Kristina Sabaliauskaitė, kuri savo pokalbėje su Antanu Gailiumi būtent rėmėsi Susan Sontag esė apie susitikimą su Tomu Manu, pagalvojau, kaip gražiai viskas
susilieja į vieną gražų darinį. Kažkaip man labai atrodo tai simboliška, kad tas esė konkursas egzistuoja. Taigi, dabar norėčiau paskelbti konkurso laimėtoją ir ta konkurso laimėtoja tapo Greta Babarskaitė. Linkime Gretai ir kitiems tikrai puikių esė autoriams kūrybinio polėkio ir sėkmės.